Labas, čia aš, medžiotojas Rokas ir mano rubrika Medžiotojo pasirinkimas. Seimas turbūt nusprendė pamylėti visus medžiotojus, pasveikinti visus medžiotojus Kalėdų proga, na ir pagaliau patvirtino tą įstatymą, kuris lyg ir leis mums medžioti su naktinio matymo priedėliais, optikomis, na, žodžiu, medžioti naktį su teisingom technologijom. Na ir man baisiai liūdna, kad aukštas ir gražus gerbiamasis iš Daukanto aikštės nusprendė vis dėlto vetuoti Seimo šitą priimtą įstatymą. Kita vertus, aš nuoširdžiai tikiu, jog anksčiau ir vėliau mes visiškai legaliai galėsime naudoti visą šitas šiuolaikinės technologijas medžioklė. Va taip. Tai kasgi yra naktinio matymo taikiklis? Tai yra prietaisas, kuris mato naktį. Naktinio matymo taikikliai skirstomi pagal technologiją. Skaitmeniniai dieninio naktinio matymo prietaisai ir termovizoriniai, kurie mato šilumą. Visus naktinio matymo taikiklius galima skirstyti į 3 kategorijas. Tradicinės formos, tradicinio optinio taikiklio formos taikiklis montuojamas su elementariais montavimo žiedais tinkančiais jūsų ginklui. Labiau kompaktiški taikikliai, kurie yra montuojami štai per tokio tipo pavažas, dažniausiai montuojami ant Viver pavažos, na ir priedėliai, kurie yra montuojami ant jūsų turimo optinio taikiklio. Visi priedėliai turi štai tokį priedą, kurį pritvirtinus jį galima naudoti kaip rankinį prietaisą. Na ir skaitmeninė naktinio matymo technologija, jie leidžia mums matyti ir dieną, ir naktį. Na ir dieną jūs per skaitmeninį taikiklį arba priedėlį matom dieną tokį spalvotą, ryškų, gražų vaizdą ir jis nelabai skiriasi vaizdas nuo dieninio taikiklio. Vienok naktį įjungus infraraudonųjų spindulių pašvietėją, jūs jau matote visą naktinį vaizdą, lygiai taip pat kaip jūs matote dieną, tik nespalvotą. Na, o termovizoriniai taikikliai, jie be jokios abejonės yra brangesni, tai čia vienareikšmiškai. Kodėl? Atsakau labai paprastai. Rūkas, lietus, prastos oro sąlygos. Štai su tokiu paprastu skaitmeniniu naktiniu taikikliu jūs nieko nematysite. O termovizorinis taikiklis net ir prastom oro sąlygom mato viską. Na, o šiluminė matymo technologija yra labai populiari ir labai plačiai naudojama visame pasaulyje, pradedant nuo karo reikmėms skirtų prietaisų iki gelbėtojų, paieškų tarnybų ir visokių kitokių paskirčių, net ir praėjimo kontrolėse. Na, iš tikrųjų, manęs labai dažnai skambina žmonės ir klausia. Žinai, sako, brokė, tu čia, įsivaizduoja, kad aš viską žinau. Nieko aš nežinau. Sako, tu čia viską žinai, kaip tau atrodo, ką čia man reikia rinktis, ką čia man reikia dėti ant ginklo ir kas man bus geriau. Nu, come on, žiūrėkit, aš labai paprastai žiūriu visą reikalą, ne? Termovizorius pas medžiotoją privaloma. Ar tai bus skaitmeninis, ar tai bus priedėlis, ar tai bus rankinis termovizorius, ar, žinoma, pageidaujat toks, bet galbūt ne visiems ten finansai leidžia ir panašiai. Kita vertus, gerų orų ir skaitmeninis dieninio naktinio matymo taikiklis rodys puikiai, viskas priklausys nuo štai šito daikto, tokio daikto. Kiek švies jūsų infraraudonųjų spindulių pašvietėjas, kiek jūs ir matysit. Ir 500 metrų gali būti ne riba. Kita vertus, termovizorinis taikiklis arba priedėlis, jis matys bet kokiu oru. Na, čia ir yra turbūt pagrindinis skirtumas. Na ir kadangi mes kalbam apie šernų, plėšrūnų ir invazinių gyvūnų medžioklę, na vėlgi, labai viskas paprasta. Atstumai greičiausiai šūvio nebus labai dideli. Na ir ta technologija, termovizorinė technologija, kokia jinai bebūtų, ji bus pranašesnė vienu, galbūt 2 atvejais, kuomet bus labai prastas oro sąlygos. Tai bus rūkas, lietus arba, tiesiog šiaip, kur aplinka tokia vienoda. O naktinio dieninio skaitmeninio matymo prietaisai, kokie jie bebūtų, jie matys lygiai tiek, kiek švies jūsų infraraudonųjų spindulių prožektorius. Na, nepaslaptis, mes kiek bandėm? 500 metrų švietė. 500 metrų švietė. Tai ir puikiausiai matys. Tai linksmiausia dalis apie kainas. Pakankamai gerą skaitmeninį dieninio naktinio matymo taikiklį galima įsigyti už 1000 eurų, 1000 eurų ribose ir tai bus labai neblogas prietaisas. Termovizorinis vidutinės klasės, vidutinės kategorijos taikiklis arba priedėlis kainuos apie 2,5 tūkstančio eurų, na, o už aukštos klasės ir aukštos kategorijos termovizorinę optiką arba priedėlį teks sumokėti gerokai daugiau nei 3 tūkstančiai eurų. Pabaigai.
Ką aš turiu pasakyti? Pabaigai. Mano mintis labai paprasta. Absoliučiai nesvarbu, visiškai nesvarbu, ką jūs nuspręsite įsigyti. Ar skaitmeninį taikiklį, priedėlį, ar termovizorinį. Bet kuriuo atveju jūsų šūvio kokybę jūs matysite gerokai daugiau nei dabar švytaudamas prožektorių. Ačiū, kad žiūrėt. Stebėkit mus mūsų kanale, sekit socialiniuose tinkluose, rašykit, postinkit, komentuokit, dėkit laikus. Ir visiškai nesvarbu, ką jūs nuspręsite įsigyti. Skaitmeną ar šilumą. Vis tiek geriausia vieta ją įsigyti bus Optik Spot. Rašykit mums, skambinkit, klausau, alio, komentuokit. Laukiu jūsų nuomonių. Gal yra temų, kurias jūs norėtumėt pamatyti, kaip mes čia gvildenam atsisėdę. Žodžiu, čia buvo Rokas. Optik Spot. Ate.